Labas vakaras iš Monako. Čia šiandien startuoja Monte Carlo ralis ir mes jau startui pasiruošę su šiuo Jaguaru. Ir pasiruošę ne tik mes, dar apie netoli 100, berods jei neklystų dalyvių, susiruošę startuoti iš Monako šiame Monte Carlo ralyje. Ypatybė šio ralio, kad ne visi startuoja iš to paties miesto. Startas šiemet vyksta ir iš Turino, ir iš Reimso, ir iš Bad Homburgo. Pirmą kartą aš startuoju iš Monako šiame ralyje ir ypatybė yra ta, kad mums mažiau kilometrų reikės važiuoti nei kitiem dalyviam. Bet tai neduoda jokio ypatingo pranašumo, nes visame tame procese galima tik tai pralošti ralį, bet negalima laimėti. Mes važiuosime tiesiog paprasto važiavimo, atsižymėdami tam tikrose miestuose, tiesiog reikia nepavėluoti ir tiek. Nes pats ralis iš tikro prasidės, galima sakyti, poryt. Nes šią parą važiuosime tiesiog iš skirtingų miestų, kol visi susitiks viename, kitame, trečiame mieste ir galų gale visas peletonas susitiks Valence mieste, kur poryt jau startuos jau tie ruožai, kai jau reikės važiuoti greičiui ir tikslumui. Istorinių automobilių ralis nebūtų istorinių automobilių ralis, jeigu automobiliai neturėtų problemų jau prieš startą. Tikiuosi sutvarkys ir vyks šios nakties užduotį 400 km, kur, kaip ir minėjau, ypatingų varžybų šiąnakt dar nevyks, bet mums reikia nuvažiuoti iki kito miesto, kur atvažiuos visi. Kas mūsų laukia viso ralio metu? Tai apie 2000 km, iš kurių 400 veiksim šiąnakt, iš kurių 1600 yra pervažiavimai tarp greičio ruožų ir 402 berods kilometrai greičio ruožai. Tai panašu, kad bus visai smagu. Kaip matote, kad čia automobiliai jau pradėjo, jau startavo ralį. Šiandien 6 Monako laiku automobiliai startavo, o mes dar turime laiko apie valandą, todėl kad mūsų automobilis priklauso seniausių automobilių kategorijai. Mes startuojame šiek tiek vėliau. Labai panašiai kaip ir Dakaro ralyje, kai dalyvau, važiavau seniausių automobilių klasį. Tai mano mėgstamiausia iš tikrųjų, nes užsiduodi sunkiausiai užduoti ir paskui geriausiai gauni pasilinksminti. Netrukus ir mums bus laikas važiuoti per arką ir ralis mums prasidės, tai laikas ruoštis. Na ką, labas vakaras iš pirmojo mūsų laiko kontrolės punkto. Į San Andrėja Alps esame miestelį, nuvažiavam kažkiek ar link 200 km. Nieko labai didelio ypatingo čia nėra, tiesiog reikėjo atvažiuoti savo laiku, atsižymėti. Viskas kaip ir paprasta, bet smagumas tame, kad užsnigo kalnus. Tai jau gavom sniego, šlapdribos tokios. Kol kas sunkiai galiu patikėti, kaip padangos veikia. Matau akimis šlapdribą. Jokio, nieko planingo, nieko. Man čia taip su šturmanu žiūrima būdu kažkas neįtikėtino. Kur jos neveiks, dabar lauksime. Dar viena laba diena iš Monte Carlo ralio. Baiginėjasi pirmoji ralio para. Šiandien va čia Gap miestelį jau visi dalyviai susirinko į vieną krūvą. Šiandien popiet finišuojam Valence. Nuo ten jau prasidės žymiai rimtesnis ralis, nes jau prasidės greičio ruožai. Iki šiol tai tiesiog važiavom per kalnus. Mes turėdami laiko dar truputį prasukom, nes yra ganėtinai laisvas maršrutas kai kuriuose atkarpose. Tai prasukom pro kalnus, pažiūrėjom kokią dangą kalnuose. Tai tikrai yra sniego, ledo. Tai matom, kad jau bus padangų keitimo pasiutpelkė, žodžiu, šitas ralis, bent jau pirmos dienos, tai tikrai. Tai va, tą ir darom dabar. Čia jau pakeitė padangas, tai labai džiugu. Tai Monte Carlo ralis visą laiką apie padangas yra. Ten laiku ir vietoj pasikeisti ir tokias, kokias reikia, yra užduotis. Aišku, kaip visada, kaip toj pasakai, kur kartą šaknis, kartą viršūnėlės atitenka ūkininkui, tai niekada nepataikė, kokių padangų daugiau atsivežti, ar daugiau vasarinių, ar daugiau žieminių, tai čia dar neaišku, ko baigsis.